Tai labas, Agne, dar kartelį. Labas, Indrete, labas. Ačiū tau labai. Man tai yra labai didelė dovana, kad tu sutikai pasidalinti savo patirtim. Tai pirmas tau klausimas būtų, kaip, kokioj tu gyvenimo vietoj buvai, kas pas tave vyko gyvenime, kad tu iš vis pradėjai galvoti, kad tau reikėtų terapijos. Gal nebūtinai hipnoterapijos, kažkokios terapijos, gal tu ėjai į kokią terapiją. Jo, tai apskritai sąlytis su žmogaus vidiniu pasauliu, su psichologija mane lydėjo jau turbūt 10 metų atgal. Ir dar prieš tą visą didįjį bumą, kai dabar jau atrodo aplink daug visokių coacherių, pas ne kas antras žmogus gali dabar tave iškoučinti, tave prikelt naujam gyvenimui, suremontuoti ar ne. Tai aš pradėjau prieš 10 metų. Tai atėjo su vidiniais skauduliais. O tie skauduliai, jie paprastai kyla iš tavo paties, iš mano pačios asmeninio sąlyčio su aplinka. O pasireiškia visur. Nuo santykių su artimiausiais iki ryšių kūrimo su aplinka. Ir kai jų daug praėjau, gimė vienas vaikelis, antras vaikelis, ar ne? Tas pats darbas, vyras. Ir kai jau atsirado 2 mano vaikučiai, vėl kilo dar kitokie skauduliai viduj, spygliai. O tave pradėjau stebėti turbūt tavo pačių pradžioj. Ir kadangi tavo metodas man buvo visiškai nepažintas, nematytas, pagalvojau, kad tai yra niša, kur aš galėčiau dar per kitą prizmę save pamatyti, patikrinti, prieš tai patikrinus, kaip dirbi tu. Kaip aš tikrinau, aš nesu nei daktarė, nei kažkokia specialistė, bet pirmą ėjo mano vidinis pajutimas. Jo. Ir kiekvieną žmogų pirmiausia, aš priimu pagal tai, kaip pajuntu. Ir tas pats buvo su tavim, nors tos informacijos tavo puslapį nebuvo ten kažkokia daugybė, bet jinai buvo ta, kuri jau mane lietė. Jau mano viduje palėtė kažką tokio, kas artimo. Ir stebėjau vieną kitą tavo postą ir žiūriu, kad jie yra nepopulistiniai tokie, netokie, kaip tuo metu jau pradėjus viešėti šiom ideologijom, coachingo ir visam kitam, jau jos yra kitokios. Tavo jos yra ne apie daugumą, ne apie kiekį, bet ir apie mažą ir apie kiekybę. Viskas, man tada buvo, buvau nuginkluota ir supratau, kad čia yra. Šiurpuliai eina man per kūną iš tikrųjų. Kaip faina girdėti, nes aš taip ir noriu, žinai, kad tai būtų, nes tai ir yra tikra. Tai ir yra tikra. Ir jeigu tai persiduoda, o kaip kitaip gali persiduoti, tai jeigu darai tikrą ar ne, tai ir turi persiduoti kaip tikrą. Vis tiek kažko laukiai, ar ne? Laukiau. Tuo metu aš dar dirbau su viena moterim, gydytoja, psichoterapeutė, bet jinai kažkas buvo tokio, kur statė šiek tiek sieną, atrodo galiu dirbti, bet vis dar turiu stebėti, kiek jinai gerai dirba. Ir nepaisant to, kad jinai turi 25 metus patirties, man vis tiek kažkas viduje nedavė iki galo nei atsivert, nei būti atvirai, tuo pačiu prieš ją, bet pirmiausia prieš pačią save. Ir tada, kai aš nutraukiau su ją tuos ryšius, man atsirado drąsos ir stumtelėjimas toks aiškus, kad eiti pas Indrę. Indrė stebiu užtektinai laiko ir, žodžiu, tas vidinis aiškumas toks buvo stiprus, buvo net investicija į save buvo visiškai tokia, tiesiog taip kaip nusipirkti valgyti. Buvo labai aiški. Nebebuvo dvejonės. Jokios dvejonės nebuvo. Ir tai buvo tinkamas laikas. Įterpsiu truputį, nes dabar neseniai turėjau irgi
užklausą, daug kalbėjom su viena potencialia kliente ir jinai po to, viso tai, kaip pateikiau, kaip aš dirbu ir panašiai, jinai sako, nu, man dar nėra galimybių, dar aš gal geriau keliausiu kažkur, bilietus gal skrydžio nusipirksiu kažkur vietoj šitos investicijos. Taip. Ir neturiu aš dar galimybių šitai terapijai, nors labai norėčiau. Ir aš jai sakau, viskas gerai, ne galimybių tau trūksta. Tavo prioritetas dabar yra kitur. Ir viskas su tuo yra ok, dabar tau yra išorinės kelionės svarbiau. Kai ateis laikas, tinkamas laikas, tu nebesvarstysi. Tiesiog, kaip sakai, kaip valgyt nusipirkti. Tai tiesiog bus taip aišku ir nebebus klausimų ir nebūtinai pas mane ateisi, gal pas kažką kitą, bet tai tiesiog bus toks va dabar. Tai toliau keliaujam. Aš dar turiu pasižymėjus tavęs paklausti, ar kažko bijojai prieš pačią hipnoterapiją, nes hipnoterapija yra labai apipinta mitais įvairiausiais. Ar turėjai kažkokių dvejonių, baimių, ar kažkokių įsivaizdavimų, kaip tai bus prieš? Kadangi aš iš tavęs pačios elektroninių laiškų gavau instrukciją, kaip tai vyksta, ją ramiai perskaičiau ir toliau pilnai klioviau savo to vidinio aiškumo, kur einu, tai net neleidau kilti mintim apie tai, kad tai yra apipinta kažkuo. Nes daug kur, ypatingai šių dienų tam geopolitiniam kontekste, povandeninių srovių visko yra tiek apstu, kad žmogau tik laikykis už savo vertybinio pamato, už savo vidinio to žinojimo ir nepasikabink ant bet kokio kabliuko. Tai tas pats ir su hipnoterapija. Buvo labai aišku, kad tiesiog aš nekreipiu dėmesio į tai ateinančią informaciją arba tą, ką žinau iki tol, kol nepabandžiau pati. Tai va. Ir pabandėjai. Dabar aiškumo, kad įvest, pas mane tu turėjai, jeigu neklystu, 3 sesijas jau, ar ne? Pirmoji buvo skirtinga šiek tiek nuo kitų 2, nes tai buvo ATT hipnoterapijos sesija, o paskutinės 2 jos yra dabar jau kaip aš pastaruoju metu vedu. Tai gal per daug nesileidžiant į tas metodikas, tiesiog kaip tau pats procesas sesijose. Tada ir paskutiniu metu, kur 2 paskutinės turėjai, ar kažko galėtum pasidalinti. Tai su pirmąja turėjau papildomai dar namų darbų mėnesį laiko. Taip. Meditacijos buvo pridėtas ar ne iš to viso mūsų rezultatų, kurį išgryninom darbo metu. O antrosios buvo grinai pagal mane pačią. Bet ką noriu pasakyti, tu man davei erdvę naviguoti per savo brūzgynus, per savo miškus su šviesa priekį. Nebuvo vietos netgi įsijungti savo protui. Tai buvo taip sukurta saugi erdvė dirbti mano pasąmoniai vidui, kad tai man antroji ir trečioji buvo ypatinga tuo, kad ten buvo mano vieta, kurią galėjau pilnai eiti per save pačią. Tavęs vedimą. Kažkaip suprantu, kad man iki galo eina paaiškinti tą dalyką, bet... Bet kaip tu gražiai sudėliojai. Ir tau, kaip suprantu, labiausiai lipo paskutinės 2 sesijos, ar ne? Jos buvo pačios stipriausios. Taip. Nes tu mane vedei priekį, bet tavo užduodami tie klausimai man buvo tokie... Pirma, tai jie buvo be vertinimo. Supranti? Ir... O viduj iš praeitų patirčių man taip laukėsi šiek tiek kažkur milisekundį, kaip jinai reaguos. Nes tai, ką aš pasidalinau, tai buvo taip man pačiai kaip žmogui ir liūdna apie tai, ir gėdinga apie tai, ir skaudu apie tai. Bet iš tavęs jokio vertinimo. Tu priimi taip, kaip... Tai, žodžiu, tai yra...
Tai yra aplinka, kur tu sugebi ją sukurt, leisti žmogui atsivert, eiti, nerti į tai, pasižiūrėti, kaip tai atrodo per tavo tą šviesą, kurią tu prieki neši ir priimti per savo paties supratimą, ką tau tai duoda, ką tau tai davė, ką išmokai. Ir tavo buvimas šalia padeda nutildyti tuos aplinkinius balsus, kurie kažkada buvo iš vaikystės, paauglystės, galbūt darbovietės. Tai visai ne tavo mintis yra, ne mano, supranti. Tai man tai be galo stipru. Man tiesiog visas kūnas, žinau, širpais eina, kaip jautru, kaip gilu. Mes turbūt nei patys su savim retai kada, ar ne, žmogus, kuris nėra prasprendęs dalykų, nepabūna nevertinamoj aplinkoj. Jis pats save tiesiog nuolat vertina. Tos mintis ten visaip ten kartoja, kodėl tu čia tai padarai, kodėl tu tą pasakėjai. Ir plus kitų žmonių vertinimas. Ir tai išgirsti, kad tu jauteisi tikrai, jau ne pirmą kartą iš klienčių tą girdžiu, kad tai buvo taip saugu parodyti savo kažkokius tai dalykus, kuriuos kartais savo pačiam sunku įvardinti. Ir mes visi jų turim. Visi iki vieno mes jų turim. Ir kiek mes galim kur, ar ne, pasakyti. Ir terapijoje kartais atrodo, atėjau į terapiją ir nebūtinai tu pasakysi viską, ką tau reikia pasakyti, ar ne, ir ką reikia pradirbti. Nes jeigu tu kai kur dalykų ir neįvardinsi, tai jie ir neprasispręs. Aš savo terapijai duodu ir galimybę žmogui ir nesakyti. Aš pajaučiu, kada jisai jau turi kažką, ką nenori gal pasakyti. Ir leidžiu nesakyti, bet nepabėgti nuo to, kas atėjo, ar ne? Ir vis tiek eiti pačiam į tai, man nebūtina sužinoti. Tai labai labai stipru, tas Ir bevertinimas. to akivaizdoje, kai tu suteiki vietą ateiti tam, Mhm. žinai, su mintim ateina kitą kartą ir tas jausmas išverkti nors. Mhm. Išverkti, išbūti, išraudoti, iškūkčioti iš vidaus. Tai labai svarbu. Taip. Labai. Nes energija iš niekur neatsiranda ir jinai niekur nedingsta. Taip, jinai gali būti tik tai transformuota. Ją reikia perleisti. Ir ten, koks jausmas buvo kažkada užstrigęs, neišjaustas, jį reikia išjausti. Kitaip pat ir nepajudėsi. Ir kai sakai, tie balsai iš vaikystės, jie mums kaip ir padeda, žinai, jie sako, alio, aš čia, tu manęs nepamatei, iki galo neišjautei, neperleidai per save. Ir aš čia vis apie save priminsiu, kol tu pažiūrėsi į mane, kaip tas vaikas mažas, kuris kažko nori. Ne? Jeigu mes jį vis pastumsim, jisai vis agresyvės, pikties, šauks, mama, gali į mane pažiūrėti. Tai taip pat tie balsai galvoj. Tai dabar, kiek gali, kiek norisi pasidalink, kas pasikeitė tavo gyvenime šitų sesijų. Tai turbūt kaip ir dauguma moterų ėjau stiprinti savęs supratimą, savivertę. Ir kokia atėjau, kokia šiuo metu esu, tai šiek tiek man ir gailestis kyla ant savęs tos, kuri buvo tada. Žinai, nes daug ko atsisakė, daug kur sakė ne, kad gal man to nereikia, aš to nepriimsiu, man čia kuklinuosi ir panašiai. Šiandien dieną viskas yra, aš drąsiau stoviu savo abiejų kojų, turiu omeny mano sprendimai jau man yra aiškus, nes kai bet truputėlį pakyla ta savivertė nuo grindų, žinai, kaip tu sakai, nebūtina pasiekti paties dugno, kad tau šiek tiek kad atsispirtum. Tai nuo ten jau, kur aš atsispyriau, dabar aiškiai suprantu, kodėl aš noriu to ir to. Ir kad jeigu aš noriu to ir to, tikėtina, kad yra ir priemonė tam pasiekti. Vertybė yra tai, kas esu aš. Ir galbūt tas trūkumas, kuris buvo kažkieno anksčiau akcentuotas į mane,
vadintas tokiu kaip trūkumu, šiandien dienai iš tikrųjų tai yra mano privalumas, be kurio aš negaliu kabintis į gyvenimą tolyn. Vau, kaip gerai pasakei, tavo kitų suvokiamas kažkokios sistemos nupaišyto, kaip gera mergaitė turi elgtis, kaip jinai turi būti, kaip jinai turi veikti, o jeigu iškrenta iš kažkokio tai rėmo, tai jau niu, tai mergaitė, ar ne? Negalima. Ir tos mergaitės užaugam į moteris ir mes tą patį darom ir žiūrim, kaip neišsiskirti, kaip čia pritapti, prisitaikyti prie tų kažkokių tai standartų. Ir suvoki, kad tas vadinamas trūkumas, jisai yra tavo dovana, tavo talentas, tavo privalumas. Taip, tavo arkliukas, kurį visada neįgęs. Tu šiandien dienai, pavyzdžiui, negali atsakyti, ko tu nori iš gyvenimo. Nes tą, ką tu labiausiai mėgai, arba tą, kas tau labiausiai sekėsi, tai buvo traktuojama, pavyzdžiui, kaip išsišokimo forma. Tai labai liūdna, bet iš kitos pusės, vat jau kaip nauja, jau, sakykime, dar jauna mama, galiu sakyti, kad šiandien tą suvokdama, puikiai galiu ir tą skirtumą suprasdama tarp augintos savęs, savo tėvų, ar ne, galiu traktuoti kaip labai neblogą pamoką, kaip šiandien dienai aš galiu leisti augti sūnui, dukrai, sukuriant tą aiškumą, kad viskas su tuo yra gerai. Tas išsišokimo taškas, kodėl nori išsišokti, jis yra geras, tik jį reikia priimti su meile, švelnumu, su saugumo jausmu ir padėti truputį pakrypti. Švelniai. Kaip tu gražiai pasakei, nes jeigu mama, ar ne, mama, kuri buvo auginama, kad negalima išsišokti, jinai augins savo dukrą ir sūnų taip pat. Tai man tokia irgi pačiai darbo su savim motyvacija viena iš didžiausių, ne tik pagrindinė, bet viena iš didžiausių tai yra, kaip aš auginsiu savo vaikus. Nes aš negaliu jiem perduoti dalykų, kurių aš pati neperėjau. Būk drąsus, ten dar kažkoks ar ne, o aš pati susigūžusi vaikštau. Nes vaikas, kaip mes visi žinom, jisai daro tai, ką mama daro, ką tėtis daro, ne ką sako. Taip, vaikai mokosi iš pavyzdžio vienareikšmiškai. Tai ką dar tu šventi? Kokius dar pokyčius tu šventi? Vat, kad būtų, žinai, kuo, aš suprantu, detalių nesinori, žinai, dalintis. Ir tai yra gerbiama ir viskas yra okei su tuo, nes tai yra labai jautrus, gilus, asmeniniai, privačios erdvės procesai. Bet vat, kiek gali, kad kuo labiau galėtų užuosti moteris, kuri klausosi, ar vyras. Va, ką tu šventi savo gyvenime po šitų 3 sesijų? Vyksta labai daug dalykų. Ateina aiškumas profesiniai srityje. Ateina aiškumas asmeniniuose santykiuose. Ir dabar save kaip žmogų matau kaip pastatą su požeminė aikštelė. Ir pamažu pradėjau pažinti savo požeminę aikštelę. Ir dar vienas toks laimėjimas, kurį ir suvokti dabar daros vis, tokia yra labai plonytė riba. Stebėti. Nežinau, ar čia sąmoningumu tai vadinti, ar, tiesiog gebėjimu save pastebėti, kai priimu tam tikrus sprendimus. Auklėjant vaiką, rutinoj. Pastebiu tai, kokį sprendimą priėmiau ir tuo pačiu lyg išnyra iš kažkur iš galvos klausimas, kokiu pagrindu aš tai darau. Anksčiau šito nebūdavo, supranti. Iš kokios energijos tu tai darai, ne? Ką tu turi minty, kokiu pagrindu? Kokiu pagrindu ateina mano šitas sprendimas? Ar jis ateina iš to trūkumo, kuris buvo prieš tai? Ar jis ateina jau iš skalsos, iš to naujo požiūrio, iš naujo patyrimo? Tai ne tik su nauju
sprendimų priėmimu ateina kartu ir tas gebėjimas pastebėti. Ir ką darai, kai pastebi, kad ateina iš trūkumo, ar kaip aš vadinu, iš baimės? Aš sakau, pasižiūrėk, ar tu ką nors darai. Apie tą patį tu turbūt kalbi, tik kitais žodžiais mes apibūdinam. Iš baimės ar iš meilės? Nes dauguma žmonių visą gyvenimą gyvena iš baimės. Mes nekeičiam darbo, nes bijomės, spaudžiam vaiką į rėmus, nes bijom, kad jis ten liepiam jam mokintis dalykų, kurių gal jam niekada gyvenime nereikės, o neleidžiam pabandyti dalykus, kurie gali jo širdį nudžiuginti, nes bijom, kad jis kažko ten nepabaigs, negaus kažkokio pažymio. Patys nenueinam kažkur, nes bijom. O iš tos meilės dauguma žmonių, vat ką aš stebiu, iš tikrųjų yra labai mažas procentas, kuris priiminėja sprendimus. Ką darai, kai pamatai, kad iš to trūkumo sprendimą priimi? Ir tada belieka tik tai priimti sprendimą. Ar elgsiuos taip, kaip įpratus, ar elgsiuos pagal tą, ne pagal dogmą, o kitaip, naujai. Ir jeigu iki šioliai to nebuvo, ir tas nepastebėjimas, tas ėjimas iš trūkumo, iš baimės, tuo pačiu ir iš pykčio. Daug sprendimų mano gyvenime būtų tai ir iš pykčio. Tai su tuo ateina ir kitokie jausmai, nors ta pati situacija, bet sprendimą priimi jau nebe iš pykčio, nebe iš trūkumo, nebe iš baimės. Ir jausmas ateina kitoks. Daug kartų prieš mūsų tas sesijas jau su tuo, kaip su mintim, kaip išlaikyti tą džiaugsmą. Atrodo, ko tu nori gyvenime, gali daug norėti. Jachtos, lėktuvo, gali, nežinau, sparnų, dar kažko. Bet po kuris laikas pastebiu to, kad labiausiai noris to pilnatvės jausmo. To, kad aš atsiguliau šalia vaikų vakare po visų darbų ir man nieko nereikia daugiau. Žinai, kad migdau, skaitau pasaką ir man ramu. Esi čia, ar ne? Ne kažkur ten bus kitur, nes mes labai dažnai žmonės tiesiog nori pabėgti iš ten, kur yra ir nuolat bėga iš ten, kur. Galvoju, nukeliausiu kažkur į atostogas, va ten, tai susigrąžinsiu save ir nukeliauju su tom pačiom visom mintim į tą patį tašką, į tą kitą tašką, bet nusinešu visą tą savo požeminę aikštelę, kaip tu gražiai vardinai, tu labai gražiai moki metaforom kalbėti, taip aišku, taip genialu. Va tą visą požeminę aikštelę, kai mes kur vaikščiam, mes ten ją nešiojamės ir tai baisu ten ją pasižiūrėti, atrodo žmonės, ar ne, nes ten tamsu, gal ten kažkas išlys. Bet iš tikrųjų tai yra tavo požeminė aikštelė. Bet kaip nuostabu yra, supranti, kai žmonės nebebijo apie tai kalbėti. Jeigu nebebijo, aišku, sakysim, čia yra racionalus protas remiasi tik tai skaičiavimais, Excelio lentelės paskutinė eilutė ir panašiai, žinai, bet net ir šitą Excelio lentelę vadovaujantis žmogus, jis lygiai taip pat turi tą požeminę aikštelę, apie kurią šiandien jis nekalbės. Galbūt, kad jisai ir išeis iš šito pasaulio nekalbės apie tai. Bet neprisilietęs, bet su ta pačia, o toj požeminė aikštelė renkasi viskas. Ten ir nuotekos nubėga, ten ir kuras išsilieja iš mašinų ir visa kita, žinai. Ir tai nėra vestibiulis. Vestibiulis mes visi galim būti gražus ir pasitempę ir kokie tai norim prasilenkdami gatve, bet grįžę namo likdami vieni su savim. Tai mes kokie būnam. Va čia, man atrodo, ateina 30 metų, čia yra viso gyvenimo prasmė. Susirasti tą savo požeminę aikštelę, apsišviesti ją, Indrė, tavo pagalba, apsišviesti šitą aikštelę, susirasti, kur pripilta tepalo, kur išsiliejo kanalizacija, kur yra tiesiog šiukšlių kampas, visą tai apsikuopti. Tai to paties reikia racionaliam protui. Kodėl svarbu apsikuopti? Kodėl? Tai gali ten gyventi ant pirmam aukšte ir nežiūrėti, tai ten šiukšlės papilta, tai nežiūrėsi ir netrukdys. Kaip naivu to tikėti. Kaip jos veikia, kaip ta visa netvarka toj požeminė aikštelė veikia žmogų. Nežiūrėsi, nešviesi, neimsi, netrauksi, nevalysi.
turėsi tą patį, tiesiog uždaras ciklas. Grįši ten pat, iš kur bandėjai išeiti. Taip, uždaras ciklas, ratu mes sukamės, taip. Tai niekur nuo to nepabėgsi. Tam turbūt gyvenimas ir yra. Žinai, vieniems sako, reikia Mišelės Obamos tėtis. Taip supratau, kad jis turbūt ir numirė žmogus, nieko nepakeitęs. Jis, kaip jos knygoje rašė, tino jo kojos, atsirado gyvos žaizdos ir vietoj to, kad jis priimtų galimybę gydytis, vaikam griežtai trenkė ranką į stalą ir pasakė, man nupirkit naujus batus. Ir žinai, vaikai, įsivaizduok, tavo tėvas nusprendžia gyvas būti, ar ne? Jos atveju. Vaikam didžiulis vidinis konfliktas. Kišti rankas, padėti jam pasikeisti, ar priimti jo nenorą keistis, toleruoti tą sprendimą. Aš tave myliu toks, koks tu esi, priimu tave su tom žaizdotom kojom, kurios tikėtina tave ir palydės išeiti anapilin, bet tave gerbiu, myliu, priimu, būk su tuo. Bet Ne? vaikui, žiūrint, koks amžiaus vaikas, bet, sakykim, imant tokį pavyzdį, kodėl pas mus dažnai vaikystės tos visos traumas sėdi, žaizdos pasąmonė iš vaikystės. Nes vaikas į kokių 7 metų jis nesugeba įvertinti tėčio ar mamos elgesio kaip neadekvataus, ar mokytojos elgesio kaip neadekvataus. Aš pati turėjau tokių situacijų vaikystėje su savo pradinių klasių mokytoja, kur, tokios neadekvačios, toks manęs pažeminimas. Ir aš, kai jas išanalizavau, tas situacijas pertransformavau, aš po to galvoju, ir įsivaizduoju, tas vaikas nenuėjo ir mamai nepasakė. Nes mes tiek galvojam, kad tie suaugę žmonės žino viską ir jie yra teisūs. Ir jie yra nekvestionuojami ir mes priimam taip kaip tiesą ir tada priimam tai, kad ta situacija, jinai įvyko dėl mano kaltės. Arba, sakykim, tie batai nauji ir tos žaizduotos kojos. Gali sėsti vaikui į pasąmonę, jeigu mažas vaikas, kad batai nauji yra vis dėlto svarbiau negu gydyti tas kojas. Taip. Jau turėdamas analitinį, tokį jau konstruktyviai mąstantį protą mes galim žiūrėti, čia neadekvatus elgesys, aš galiu gerbti tą žmogų tame sprendime, bet tas elgesys yra neadekvatus. O problema atsitinka, kad mes viską sugeriam į tą savo požeminę aikštelę, dar grįšiu prie tos požeminės aikštelės, paaiškinti žmonėm, kad tai yra 95% mūsų proto. Mokslas ten visaip sako, kiti sako ir 97% mūsų proto. Realiai ta požeminė aikštelė yra beveik visas tavo. Viskas, iš ko tu esi sudarytas. Nes analitinio loginio mąstymo jo mums reikia, jis yra naudingas, su juo reikia draugauti, bet jis yra labai maža dalis mūsų proto. Ir kad ir kaip mums atrodytų, kad mes ten gražiai įrengtame pirmame aukšte patys reguliuojam savo gyvenimą, bet iš tikrųjų požeminė aikštelė reguliuoja mūsų sprendimus, mūsų kryptis ar nekryptis, mūsų sprendimus ar nesprendimus. Tiesa. Taip. Vaikai manęs kitą kartą klausia, nes tenka susidurti. Tai kokia nauda iš tos pagalbos? Kodėl atsiranda tokios knygos, kaip vadinasi, Kūnas mena viską. Antrojo pasaulinio karo išlikusių asmenų prisiminimai, jų bandymas integruotis į gyvenimą, atrodo, jauni žmonės, kažkam skeveldra pataikė į koją, bet jis gyvena, ar ne? Ir lygiai tas skeveldra neturėtų turėti didelės įtakos jo gyvenimo ateityje, bet vyksta kažkas dėžėje šitoje. Ir toje dėžėje atsiranda tiek daug tamsių vietų, kurios įtakoja tą gyvenimą, į kurį jis bandė grįžti ir integruotis. Ir visą tai prasideda smurtu šeimoje, nepaaiškinamais nerimo priepuoliais, miego paralyžium ar panikos atakom. Bet skeveldra neturėjo nieko padaryti. Bet ką reiškia, kad žmogus kažką išgyvenęs iš anksčiau, ta, kas nepriklausė nuo jo paties, nugulė
tą dėžutę į požeminę aikštelę ir šiandien dienai jam trukdo gyventi. Aplinkiniai lygiai taip pat kenčia. O jie sukuria šeimas. Tai čia toks pavyzdys, kur jau toks šiek tiek šalutinis, bet Labai geras pavyzdys. Ir du žmonės, būdami toj pačioj situacijoje, jie skirtingą dalyką įsidėtų į savo dėžutę. Trauma yra ne kas tau atsitiko, o kas atsitiko tavyje dėl to, kas tau atsitiko. Nes tas pats vaikas, būdamas toj pačioj situacijoj, kažkokioj neteisybės situacijoj, vienam išliks vienokia žymė, kitam kitokia, vienam labai didelė, kitam beveik išvis nieko. Kas su tavimi viduje atsitinka, tai yra tas trauminis kažkoks dalykas, ar žaizda emocinė, kaip norim taip vadinkim, kažkoks blokas gali būti, ar ne. Ir po to mes per jį tokius kaip akinius užsidedam. Tiesa. Ir per jį veikiam su savo tą aplinką, kur tu minėjai, per jį kuriam santykių su aplinka. Tai jeigu ten mano akiniai yra tai tokie su pavadinimu, kad santykiai, artimi santykiai yra pavojingi, pavyzdžiui, ar ne? Nu, tai aš ir atitinkamai ir elgsiuosi su visokiais santykiais, ypač artimais, saugosiuos, neprisileisiu, kovosiu ir panašiai. Ir tų akinių filtrų gali būti tūkstančiai. Tai labai geras pavyzdys, kurį davei. Ačiū. Ką pasakytum klausančiai moteriai, kuri yra panašioj situacijai, kokioj tu buvai prieš terapiją? Ką jai pasakytum? Pirma mintis man ateina tokia, kad laikas pinigai. Ir laiku nepriimti sprendimai arba priimti sprendimai iš baimės turės labai didelę kainą ateityje. Ir jeigu tuos ateinančius 10, 5 ar 15 metų norisi jau šiandien dieną įtakoti ir gyventi kitaip, tai žinok tik vieną, kad nepriimtas sprendimas yra priimtas sprendimas. Tavo paties sprendimas, ar ne? Taip, jeigu tu nusprendai atidėti pokyčius, tai tikėtina, kad nusprendai atidėti ir gyvenimą. Toks geras. Nes yra taip, kad sako, dar ne dabar, aš kažkada nueisiu terapiją, dar ne laikas, gal atsiras kažkas. Tai yra tavo sprendimas, tai nėra palaukimas, tai yra tavo sprendimas to nedaryti, ar ne? Taip, ir taikstyti su tuo, kas yra. Man viskas tinka taip, kaip yra. Yra blogai, kažko trūksta, tau tinka tai. Taip. Ir čia nereikia ieškoti kaltų. Ir nesvarbu, kad padarė kažkas tau traumą iš praeities, ten, nežinau, mama, tėtis, sesė, brolis, pusbrolis, klasiokas. Bet jeigu tu žinodamas tą faktą su tuo nedirbi, nes niekas neatneš, niekas neateis, nepakeis nieko. Tu su tuo nedirbi, tai yra tavo sprendimas gyventi pastoviai, konstantoje, tuose pačiuose įpročiuose, kurie tave galbūt šiandien dienai smugdo. Tiesiog gal grįžus namo, kas vakarą apsikabinus pagalvę verki ir trokšti iš to išlipti, išlysti kažkokiu tai būdu. Bet ne kruopelytės prisimtos atsakomybės už aktyvų veiksmą neturės nė mažiausios įtakos. Bent kruopelytę pajudinti, ateityje turės didžiulį pokytį. O viskas visada prasideda ir kažkokiu tai būdu nuo mažo žingsnio, nuo priėmimo sprendimų. Bet jį turi priimti kitaip, negu kad esi įpratęs. Taip. Taip, labai gražiai tu sudėlioji. Ar aš teisingai suprantu, Agne, kad nėra taip, kad, žinai, tavo pokytis yra, mečiau rūkyti, ar ten nebevalgau cukrų, tokie, jie nėra paviršutiniai, tokie paprasti dalykai. Ir ar gerai suprantu, kad pokyčiai tavo vidinėme pasaulyje, va toje požeminėje aikštelėje, tas prasivalymas, jisai įtakojo realiai beveik visas tavo gyvenimo sritis. Kokia tu mama,
tavo santykius, tavo kažkokius karjeros klausimus, tavo gyvenimo matymą. Ar aš teisingai suprantu? Taip, Indrė. Ir dar papildysiu, tai tuo pačiu ir cukraus valgymo kiekį. Jeigu aš Žinoma, anksčiau kartu su kūdikio maitinimu, kadangi labai norisi taip. tos energijos greitai čia ir dabar, tai nutraukus maitinimą vis tiek tas mano cukraus kiekis vis toliau buvo kaip poreikis didžiulis. Tai šiandien dienai jis yra gerokai sumažėjęs. tą angliavandenių kiekį užpildo normalus namuose gamintas maistas ir kartu su tuo pačiu, tuo nedideliu pokyčiu atėjo dar tie dideli pokyčiai. Jeigu ten girdisi, tai leliukai mano už ekrano, tai kaip aš elgiuosi su jais, kokia aš esu mama, ar aš save griaužiu už tai, kad galbūt palikau vaiką su mama ar su aukle valandai ar 2 ir ištrūkau dėl savęs. Ne, man šiandien dėl to širdies nebeskauda. Aš žinau, kad vaikui kūdikystėje reikia mamos. Jos reikia, aš nedingus, aš nemirus, reikia ir tėvų, bet kad reikia sveikos mamos, savęs mylinčios, prisižiūrinčios, fiziniam kūne gerai besijaučiančios. Vadinasi, jeigu aš ryte atsikeliu ir nepratampau kūno sausgyslių, sąnarių nepajudinu, tai tikėtina, kad dienos eigoje nei energijos aš turėsiu, nei jausiuos gerai ir tam vaikui tikrai negalėsiu vakare pasakos paskaityti, nes geriausia, ką galėsiu padaryti, tai paskaityti miegoti. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad atsirado tos jėgos, kur, nežinau, viskam. Ir pasikūrė tiek daug dalykų, aš nežinau, kaip jie išsispręs, žinai, po metų, bet pasikūrė labai daug dalykų gyvenime. Ir tiek su darbu, su papildomais projektais, su motinystė tą pačią, savęs supratimu, pykčio mažiau. Kodėl? Nežinau, ar aš ją išverkiau per tavo sesijas, ar iš tikrųjų, žinai, pyktis taip pat kaip jis būna įdarbintas ir neįdarbintas. Neįdarbintas būna destruktyvus, o įdarbinus jį tu gali pasiekti labai neblogų rezultatų. Arba bent jau kitokesnių, kurie turės teigiamą įtaką tavo gyvenimą. Mano gyvenimui. Kokio tu karjeroje esi, kokį darbą dirbi, gali pasidalinti? Jo, dabar dar po vienų studijų. Dabar aš esu šiek tiek arčiau vaikų. Dirbu su vaikais neformaliam švietime. Ir ateityje tikiuosi pereiti formalų, bet viena koja noriu būti čia. Nežinai, vaikai yra nepaliesti, nėra dar sugadinti gyvenimo. Ką noriu pasakyti, jie yra tie tikri žmonės, kokie mes buvome visai neseniai. Labai mažai žmonių, būdami mokytojo pozicijoje, kalbėtų apie savo asmeninę terapiją. Kodėl tu tai darai? Labai drąsu. Žinai, aš tai pagalvoju. Iš esmės, aš nežinau, kaip sureaguos aplinka, kuri tą pamatys. Bet kadangi pirmiausia, aš esu žmogus, aš esu mama, aš esu Agnė, Inesa ir tik po to esu, žinau, biologas. Gal būsiu kažkada viešo administravimo specialistas, nežinau. Ir mama, ir moteris. Ir kiekviena dirbanti, nesvarbu čia ar kitam sektoriui, moteris pirma yra žmogus. Tai va, tai mus ir daro žmonėmis. Tai mus ir apjungia. Taip, aš tau esu dėkinga už šiandienos pokalbį, už tavo atvirumą, už tavo iškalbą, už tas gražias metaforas. Ar yra dar kažkas, ką norėtum pasakyti, ko gal dar norėjai pasakyti, nepaminėjai? Gal turbūt palinkėti. Būti žmogus žmogum.
žmogum. Jo, Nes žmogui reikia žmogaus. žmogui reikia žmogaus. Su požeminė aikštelė. Taip, Bet apkabinta su meile. Tada viskas keičia. tada viskas keičiasi. Gerai. Jo, Indrė, tau ačiū labai. Nes jeigu ne tu, nebūčiau čia, kur esu, būčiau kažkur kitur, šiek tiek kitokiais rezultatais. Tikina, kad ne šiek tiek kitokiais. O dar tada klausimėlį vat iš šito. Mhm. Kaip manai, tu pati, žmogus sako, nu aš pats susitvarkysiu, ar ne? Pati būtum galėjus tai padaryti. Per ilgesnį gal laiką. Aš neatmetu tos galimybės. Tikėtina, kad galbūt ir būčiau, bet tai būtų kainavę. Pirmiausia, tai psichologinė sveikata. Po to fizinė sveikata. Nes jau man teko su tuo ir susidurti. Nepriimti sprendimai arba nelaiko priimti sprendimai po to kainuoja fizinius skausmus, kai nėra, pavyzdžiui, vaistų tam. Indrė, sakau, tu keiti pasaulius, tu keiti žmonių įsitikinimus. Tu esi tas žmogus, kuris turi keisti. Ir tai yra tavo misija. Žinai ką, o aš tau paprieštarausiu, aš nekeičiu. Jeigu žmogus ateitų pas mane su tokiu, nu dabar tu mane pakeisk, o aš tau neleisiu, tai aš esu bejėgi. Žmogus pats, tik pats priima sprendimą padaryti suvokimus. Aš galiu vesti tiek, kiek žmogus leidžiasi. Čia nėra jokios, negali būti terapijos ir transformacijos be žmogaus valios ir sutikimo, be jo pačio sprendimų. Tiesiog neįmanoma. Bet žmogus šalia, ką daro tinkamas žmogus šalia, va, kai suklikina energiją, suklikina kažkoks, va, tu pasitiki tuo žmogum, tai pagreitina labai procesus. Pagreitina ir, nes labai sunku save pamatyti pačiam. Reikia veidrodžio šalia. Tai va, Indrė, tu labai gerai atspindžiuoji. Ačiū. Aš padariau savo dalį. Aš Taip. atėjau atvira pas tave. Taip. Ir labai gerai mane atspindėjai. Taip, tai yra komandinis darbas. Tai nėra ateikit pas mane visi ir aš žinau, pamosiu burtų lasdelę, tai nėra. Dėl to aš irgi pasižiūriu, kiek žmogus yra pasiruošęs pokyčių, nes kartais jis tiesiog jam yra nelaikas ir jis negaus to pokyčio, kokį gauna kiti, tiesiog, kad jis dar nenori. Jisai sako, kad nori, bet iš tikrųjų jisai nenori. Kai sako, dabar viena klientė irgi išlindo akise, jinai turėjo labai, labai stiprų pokytį, bet pradžiai pas mane atėjo, sako, aš nenoriu niekam sakyti, nei vyrui, nei draugiam, nei kolegiam, niekam nenoriu sakyti, kad einu, nes aš va čia taip tyliai noriu susitvarkyti savo dalykus. Ir man toks juokas, nu tau neišeis tyliai. Nu, tu jeigu nori, tu turėsi tą savo šviesą atidaryti ir visi klaus, kas tau atsitiko, ką tu darei su savimi, nes jeigu tu nori pokyčio, tu turėsi jį integruoti ir pradėti veiksmais daryti kitaip, nes taip, kaip tu darei iki šiol, jeigu toliau taip darysi, tai turėsi tas pačias problemas, kurias turėjai. Neišeis tyliai pasikeis. Ir po to, po gal sesijos vienos, sako, nu jo, turėjau pasakyti ir vyrui, ir kolegijam, ir draugiam, nes sako, nu kas su tavim darosi, tu kažkokia kitokia. Taip, nes su tuo kitokiu savim ateina, arba tiksliau nueina ir asmenys nereikalingi. Nes kažkam pradedi sakyti ne. Ten, kur visada sakei, taip, okei, aš padarysiu, aš paminsiu gal ir savo vaikus ir vietoj vaikų tau užleisiu savo laiką. Leis. Ir ypač moterim tai yra toks nepatogus dalykas, nes reikia kartais atsisakyti ir tos geros mergaitės. Tokia yra iliuzija, kad, žinai, terapiją praeisiu, prasidirbsiu dalykus ir tada tapsiu tokia išvis visiems gera. Nu, ne. Tau reikės patapti ir negera kai kuriem, ne dėl to, kad tu esi negera, o dėl to, kad jie buvo pripratę prie tavęs nusižeminusios, pataikaujančios, įtinkančios, pametusios save, tiktais į kitus, nežinančios savo ribų, nežinančios savo vertybių. Tu, kai susigrąžinsi tuos dalykus, tu ne tai, kad jiem labiau patiksi, tu jiem labiau nepatiksi. Bet tai labai išryškina, kas yra tavo gyvenimo dalis, o kas nebėra tavo gyvenimo dalis. Realiai niekada nebuvo,
teisingai realiai niekada ir nebuvo. Taip. Nes tai ne apie tave tokia. Tai buvo tik apie tą patogumą, bet niekada apie tavęs tikro priėmimą. Tai ačiū tau, dėkoju labai iš viso širdies. Indrė, nėra už ką. Nežinau, kuo visą tai baigsis, kaip tai bus, žinai, nes ir mano aplinkai bus įdomu. Tikrai, kad jau šitą aplinką tai tikrai žiūrės. Bet tikiuosi, kad bus naudinga. Aš labai džiaugiuosi už tai, kad mes turėjom šitą praktiką, šitą pasidalinimą. To reikia. Ir nes tai mus daro žmogum. Tai mus apjungia.